Sveikinimai su pergalė, kas ją lemia? Šiandien matyt charakteris. Labai sunkus pirmas kėlinys, sunki pradžia, iškart praleidom įvartį. Trečią minutę, taip kad reikėjo atsitiesti. Antras kėlinys vėl raudona kortelė. Tai aišku, kad čia tik vaikinų charakteris. Kova iki galo, iki paskutinių minučių, kentėjimas. Matyt, tai ir lemia, tai galima nulenkt galvą prieš juos. Tai jau ketvirtąją minutę praleidote įvartį. Nebuvo pikta dėl tokios rungtynių pradžios? Tai žinot, po įvykusio fakto čia ar pyks ar nepyks. Čia turbūt tik tai pertraukos metu jau gali duoti kažkokių pastabų žaidėjim, kad jie tų klaidų nekartotų. Panašių turbūt ir nebuvo, nors pirmą kėlinį Panevėžys susikūrė dar bent porą trejetą rimtų progų, kur galėjo visai uždaryti rungtynės, bet sugebėjom kažkaip atsakyti, rasti argumentų, atsakyti keletą progų ir mes susikūrėm taip, kad. O paskui jau buvo kančios antram kėlinį, kai likom 10. Dangubičiaus išlyginamasis įvartis, bet turbūt daugiausia pagirų toje situacijoje reikia pasakyti rezultatyvų reidą surengusiam Artūrui Dolžnikovui. Manau, kad Dolžnikovas padarė savo darbą, prieš tai mūsų žaidėjai perėmė kamuolį, suorganizavo greitą kontrataką, kur Artūrui reikėjo padaryti tą finalinį perdavimą. Dangubičius netimsi, čia jau nebuvo galbūt vienas žmogaus nuopelnas, tai turbūt buvo tikrai komandinis darbas, greita kontrataka, kur dalyvavo ne vienas, ne du žaidėjai. Taip, manau, kad čia komanda nusipelno pagirų ir aišku vis tiek tašką tai padeda puolėjas įmušdamas įvartį. Tai žaidimą labai pagyvino Armanavičius. Suveikė jūsų keitimas? Toks ir buvo tikslas visada, ar jis žaistų nuo pradžių, ar jis žaistų čia daugiau taktiniai sumetimai šiandien, kadangi tikrai mums trūko žaidėjų, yra ir traumuotų, vėl prisidėjo traumuotų porą žmonių, sakykime, nežaidė šiandien dėl geltonų kortelių 2 pagrindinės sudėties žaidėjai. Taip kad čia ir buvo toks, matyt, sumanimas mūsų visų, kad Vilius gali duoti tos energijos papildomas, išeidamas ne nuo pradžių. Tai antrajame kėlinyje persverėte rezultatą, bet netekote Sergėdo. Kaip jūs matėte tą situaciją su raudona kortele? Buvo vaidyba? Tikrai neturiu jokių kompetencijų komentuoti šitą dalyką, nes yra teisėjas, jisai sprendžia ir mano komentaras mažiukas. Manau, kad čia mažiausiai ką keičia. Taip. Toliau išvyka į Gargždus, ko tikite? Visur turbūt reikia tikėtis pergalės, kitaip turbūt nėra nei ko važiuoti į Gargždus tokį ilgą kelią. Taip kad, manau, būsim truputį su daugiau žaidėjų vyksim. Tik Gratą netenkam, bet kažkas prisidės. Taip kad, norint kovoti dėl kažkokios aukštesnės vietos, turbūt reikia visur siekti pergalės.